rengiamės lietaus aprangą ir pirmyn. Kadangi orai nelepina, vakar peršlapau, kai orai matyti. Šiandien nelaukiu, jo biškį pradeda jums. Mėgstamiausias mano viešbutis Lenkijoje, niekad nepralenkiu. Labai geras ir kaina gera, pusryčiai geri, liuks. Pagaliau pietaučiau. Vakar gerai pasišaldžiau. Gerai, kad žmona pasirūpino vaistinėlę idėjų. Galima įkalti vaistų, kad pagerėtų iškelį, nes liulys per abit galų pasiau. Trečia diena kelionės ir vėl lietus nesiliauja, skalbia kiek tik tai gali nuo ryto iki vakaro. Gavau rekomendaciją iš kolegų, kad labai geras viešbutis Čekijoje, tik tai tiek, kad kaip niekur nesiregistruoju iš anksto, taip ir čia nesiregistravau, važiuoju žiūrėti, ar bus vietos ar nebus vietos. Nu va, kaip ir sakiau, geras viešbutis, be rezervacijos ir vietos negavau. Tai varau dabar jau į Austriją. Čekijoje jau daugiau nebeliko vietos, tai lekiu į Austriją. Prie Vienos apsižiūrėjau, viešbutį turėtų būti. Kai ką parodysiu. Turiu kokį gerą puslitrį vandens. Pagaliau ketvirta diena ir jau saulutė išlindo, šildo, smagu važiuoti visai, viskas neblogai jau yra. Žiūrėsim, kiek čia toliau seksis, bet kadangi į pietus važiuojam, tai turėtų būti kaip ir neblogai, šilčiau viskas dieną. Pas save viešbutį į restoraną, paklausti ar pavalgyti galima, nes parašyta restorante, bet barmenas šiaip netaip išaiškino itališkai, kad pas jį pavalgyti nėra.
Visi suėję vynėlį tik tai gasina ir viskas, o prirūkyta tiek, kad vos barmeną rast galima per dūmus. Taip, bet sako, už kilometro yra pizzerija, sako, eik, rasi. Bandau ieškoti pizzerijos dabar. Nu va, 5 diena Italijoje, Alpės, oras geras, kalnuose nėra labai šilta, bet šiaip smagus labai oras. Pats tas važiavimai. Labai smagu važinėti po Alpių kalnus, miesteliai, visi kaimai įspūdingi, tikrai verta atvažiuoti, pasivažinėti vien tik tai po kalnus, čia super vaizdai. Bet vaizdai tai nepakartojami. Gaila, kad kamera tikriausiai neperduos to vaizdo, bet važiuojant tai įspūdingai atrodo. Nežinau, net galva sukasi nuo to grožio. Kelias pagerėjo, pusiau autostrada pasidarė, bet vaizdai tai nesikeičia. Dabar kaip tik tokiu keliu tiesiog važiuojant galima pasigrožėti gerai. Na va, pagaliau atiduosim duoklę Italijos keliam. Nu va, vėl gavau lietaus Italijoje, privažiavau kaimelį, viešbutį esu jau šį kartą užsirezervavęs čia per lietų, nenorėjau daugiau ieškoti, tai vat bandysim ieškoti, kur čia tas viešbutis yra.
Pažiūrėkit, kokį namą paėmiau už 48 eurus. Močias į garažą įvaryti. Pastatyta saugiai savo sausą. Net oras blogas, lyja stipriai lauke. Name gyvenu visam vienas, nieko daugiau nėra. Per abu aukštus, visas namas mano tik tai. Virtuvė, pusryčiai, paklausė kelintą valandą ryto ateit padaryti pusryčių, kada nori, sakė, galiu padaryti. Antram aukšte miegamasis, kaip priklauso viskas. Tai kokie apartamentai. Gyvensiu kaip ponas. Panašu, pasiekėm vasarą pagaliau. Prasidės geras oras. Ką mes čia turim dabar? Pas mus yra, kiek čia yra tos šilumos pas mus? Netgi 22 šilumos. Pagaliau galima nusirengti, pamažinti skūrą jau. Galima bus pradėti gyventi po biškelį. Net lengviau pasidarė. Nu va, 6 diena praėjau Lovoje, tai 7 diena jau Prancūzijoje važiuoju. Kelių duoklę atidaviau ir dabar oras neblogas, visai šildo smagiai, jau galima visai maloniai važiuoti. Nu va, vakaras Prancūzijoje, vėl pabijau viešbučio netekti, užsirezervavau per Airbnb šį kartą, paėmiau viešbutį, tai žiūrėsim, ką čia rasim gero atvažiavę.
Jūs tik pažiūrėkit, kokius apartamentus prie upelio įsinuomavau Prancūzijoje. Upelis švarutėlis, sakė, galima net maudytis. Du apartamentai kuklus, bet labai liuks viskas. Ir kavos aparatas netgi yra, bus galima geros kavos atsigerti pagaliau. Super, nedidelis, bet labai gerai. Nu va, paskutinė diena Europoje, Prancūzijoje, važiuoju link keltų ir bandysim plaukti jau į Maroką. Prieš pat keltą radau Lidlą, tai atvariau biškelį apsiprekyti europietiško maisto dar, nes nežinau, ką nuvažiavęs ten rasiu. Išmocu pasiimti. Pavalgiau, dabar reikia laukti. Žiūrinėjau mucą, sodinas visas. Namų išvarydamas, dar čia žiūrėjau padangas, viską. Dabar žiūrėjau, kad nieko mano padangų jau ir nebeliko. Grįžti namo, tai jau nebus su kuo. Reiks kažkur pirkti padangas naujas. Nu, nors Maroke atlaikytų dar, nes ką tik kalbėjau su prancūzu, tai sakė, Maroke labai brangiai padangos kainuoja. Atidavė kontaktus, kur į Ispaniją, kai grįžtant persikelsiu, kur galima būtų pasikeis padangas, sakė, labai geros kainos ir geras servisas. Tai žiūrėsiu, reikia tikėtis, kad Maroke užteks dar. Paskui matysim. Ką, einu laukti toliau ir bandysim plaukti. Čia oras geras. Dar reikės eit kažkaip tai į muitinę dokumentus susitvarkyti. Nežinau kaip ten, kur ten, kas tik mačiau, kad eilė stovi didelį, žmonių laukia. Reikės ir man žiūrėti, ko ten reikia, ką ten daryti reikia. Esu girdėjęs, kad laive, kol plaukti, galima susitvarkyti dokumentus. Ir išvažiavus iš laivų galima tiesiai varyti, nereikia į muitinę jau daugiau. Jūra rami kaip ežeras. Oras gražus liuks.
Grubiai dar parą laiko liko plaukti. Nei pusė laiko nepraėjo. Bet kaip nors. Mačiau dar laivę galima internetą nusipirkti, pažiūrėti, kur ten yra kas nusipirkt, kad laikas greičiau eitų. Nu, va, susitvarkiau dokumentus pagaliau. Nežinau, nei ko jis ten norėjo, nei ką jis manęs klausė, nei jis nesuprato, nei aš nesupratau, bet sutvarkė viską, nieko pačiam pildyti nereikėjo, nieko. Viską surašė spausdino kažkokią kortelę ir viskas. Tik tiek, kad ilgai eilė reikėjo laukti, šiaip viskas paprasta, labai lengva, greit. Galima toliau tinkiniauti ir laukti rytojaus. Nu va, atėjau papirkauti. Žiūrėsim, ką čia nusipirkom. Nei daug, nei mažai. Visas sumokėjau 22 eurų. Nu va, 45 valandos laive praėjo. Matau jau Afrikos krantus, tai susitiksim Afrikoje jau dabar. Jei kam patiko mano kelionė, tai bus antra dalis. Jei patiko, padėk laiką, prenumeruok mano kanalą ir susitiksim Maroke.